skubat išeiti, kadangi istorijų buvo daugiau, tai truputį užsitęs. Tai šitą istoriją 10 minučių, kas turit laiko, pabūkit, paklausykit. Gal bus naudinga išgirsti. Labas vakaras visiems. Esu Diana iš Mažeikio. Nežinau, kiek jūsų ten susirinko, todėl sveikinuosi su visais. Žinau, kad atėjote kažkokio tikslo vedini. Ar tai ligos kažkokios neramumai, simptomai kažkokie, ar kaip mano, nevaisingumas. Todėl noriu jūs nuraminti, jūs teisingoje vietoje, teisinga kryptim. Labai džiaugiuosi, kad mano gyvenime yra Aurelija. Ja pažįstu daugiau negu 30 metų, ji buvo mano kaimynė, kiemo draugė. Kai suaugom, ištekėjom, susitikdavom prie parduotuvės ir žinodavau, kad pas ją yra irgi nevaisingumo problema. Todėl buvo man tai ne naujiena, žinojau, kad ji tuom gyveno, paskui sužinojau, kad jai labai pasisekė, dėl ko pasisekė, kieno dėka. Bet galvojau, kad man tai svetima ir manęs tai niekada nepalies. Bet klydau. Turiu dukrą, dabar jai 21 metai, bet su mano pagranduku skirtumu 16 metų. Tai mano bandymas susilaukti antro vaiko truko 3 metus. Pirma vieta, į kurią kreipiausi, tai buvo Klaipėdos Izraelio vaisingumo klinika, gal tiksliai nebepamenu, kaip ten skambėjo tas pavadinimas, bet po 2 metų, kai nepavyko pastoti, kreipėmės tenai, po eilės tyrimų, skausmingų nuotraukų, ten man pasakė, kad su manim viskas gerai, o vyrui reikia pagerti vyriškų vitaminų, kurie ten paaktyvins spermatozoidus. Ir pažadėjau man, kad metų eigoje tikrai aš pastosiu. Taip ir įvyko. Bet mano nėštumas nesivystė, teko pašalinti. Tai buvo dar vienas išgyvenimas. Tada nieko nelaukiant, žinojom iš aplinkos, kad Rygoje yra vaisingumo klinika, stipri, brangi. Jeigu brangi, reiškia labai veiksminga. Tai pradėjom kelią tenai. Kiekvieną sykį važiuodavom su viltim, tai vaistai, tai tyrimai, tai kiaušinėlių išėmimas, kiaušialąsčių tų vadinamų, nežinau ten terminologiškai kaip teisingai pasakyti, bet vis būdavo nesėkmingi. Mano tos kiaušialąstės būdavo netinkamos tiesiog. Nežinau kaip tiksliai, kad nenusišnekėti, nesakysiu. Ir vis tas kelias nepavykdavo, kol galiausiai aš išgirstu iš gydytojos į klausimą, kodėl taip yra, man pasako: Diana, tu išnaudojai savo limitą. Išnaudojau tuos visus milijonus, kurie yra skirti moteriai, taip? Aš nebepamenu, kaip aš grįžau namo iš tenai, nes tiesiog man spengė tie žodžiai ausyse. Aš buvau save nurašiusi visaip kaip. Negana to, po kiekvieno neįvykimo aš staudavau kaip vilkas namuose viena. Aš jaučiausi tokią bevertę. Atrodo, turiu tą vieną vaiką, bet vis tiek nėra tos pilnatvės, nes visad norėjau, kad mano vaikas
neaugtų vienas, kad senatvėje nereikėtų vargti su manim, kad ir kaip juokingai skambėtų, bet tiesiog vienas vaikas yra ne vaikas, tu nori, kad jisai turėtų ramstį, tu nori, kad visom problemom ir senų tėvų vargais turėtų su kuom pasikalbėti ar viens kitą pavaduoti, bet ne apie tai. Ir aš jaučiausi tiek nusivylusi, tiek fiziškai, psichiškai, visai kaip tuščia, kad aš prisiminiau Aureliją. Ir tą vakarą paskambinau Aurelijai, sakau, gali atvažiuoti, aš noriu pakalbėti. Jeigu nepavyks man pastoti, tai aš noriu sustiprinti save iš vidaus, vėl savo mąstymą, savo psichiką, tiesiog save pastiprinsiu visai kaip, nes nebeįmanoma buvo man ne tik kad gyventi, bet egzistuoti. Ir tą patį vakarą Aurelija atvažiavo, aš patapau narė, tada sužinojau viską, ko man reikia, ką vartoti. Vyro paklausiau, ar ir tu vartosi, jis pasakė taip, tai patikėkit, pas mane čia buvo kaip narkomanų buveinė, kaip, nemoku pasakyti, aš buvau tam supakavus, po dozę rytas, dieną, vakaras, tiek sau, tiek vyrui. Ir po 3 parų gėrimo mano vyrui pradėjo iš nosies bėgti kraujas, jisai sako, čia nuo to šūdo. Sako, jeigu dar vienas iki bės, sako, išbėgs man, tada sak, nebegersiu tų šūdų. Sakau, gerai, ir taip ir vyko, ir jisai nebegeria, sakau, kai tau užsukinės pradės bėgti, sakau, tada pats paprašys. Bet beveik tai buvo tik tai, gal dar baigtis skambėjo. O aš geriu toliau. Geriu ir praėjus 1,5 mėnesio gerimą, mane pradėjo pykyti, aš grįžau iš Druskininkų sanatorijos ir kaip šiandien atsimenu ir Instagram'e turiu pasidalinus tą nuotrauką, aš ėjau, aš prašiau Dievo, aš taip tikėjau, kad man pavyks ir aš pakeliu galvą ir ant namo stogo krašto skulptūra Angelas yra. Vilniaus čia skulptorės daro, net į Vilnių įvažiuojant ant Vilniaus miesto pavadinimo yra tas angelas. Ir aš taip galvoju, kaip ženklas man į tą angelą, tą mažo vaiko lėliuko angeliuką pamatyti buvo man matyti kaip ženklas, kad man pavyks. Tai esu pasidalinus. Ir aš kaip tik iš tos sanatorijos grįžtu ir mane pradeda pykinti, aš taip gerai rytą nuvemiu. Ir galvoju, man reikia pasidaryti testą. Pasidarau ir rodo teigiamą. Aš taip pradedu žviegti dukrą namuose, jinai išsigąsta, atrodo, kad kažkas atsitiko. Ir atsitiko, nes aš pastojau. Ir aš kaip šiandien atsimenu, aš nusiunčiau Aurelijai tą testo juostelę. Ir Aurelija man atrašo, kas čia. Tas kas čia buvo mano stebuklas, mūsų stebuklas, kur Aurelijos Neolife'o dėka. Šiandien turiu namuose beveik 6 metų berniuką Joną. Atsiprašau, bet po tiek laiko dar vis tiek be ašarų, džiaugsmo, aišku, ašarų negaliu apie tai kalbėti. Mūsų stebuklas, kur Aurelijos Neolife'o dėka. Šiandien turiu namuose beveik 6 metų berniuką Joną. Atsiprašau, bet po tiek laiko dar vis tiek be ašarų, džiaugsmo, aišku, ašarų negaliu apie tai kalbėti. Gal ir gerai, kad nereikia šalia sėdėti ir galiu taip rašinėti, nes iš tikrųjų sudėtinga vis pasakojant, kalbant apie tai. Jeigu ir netikit, tai patikėkit, nes mano istorija tikra.